tikriems gyvūnų mylėtojams. Šiandien jums papasakosime apie paslaptingą ir įspūdingą šunų veislę, kurios atstovai tūkstančius metų Himalajų kalnuose saugodavo klajoklių bandas ir stovyklavietės, bei teikdavo apsaugą vienuoliams. Susipažinkite, Tibeto mastifai. Daugeliui Tibeto mastifų veisėjų, augintojų ir mylėtojų nėra gražesnių, kilnesnių ir paslaptingesnių šunų už šios veislės keturkojus. Šitą veislę pasirinkti mane nulėmė turbūt vienas filmas, kurį kažkada mačiau, tai buvo Lučiai drug Čelavieka. Ir pamatęs tą šunį, tiek įsijaučiau, jis parodytas buvo kaip fantastinis, ten iš tikrųjų buvo su fantastiniais elementais, ir tai nulėmė man, kad tai man veislė. Nuvažiavau tik tai pasižiūrėti, pamačiau ir viskas. Tiesiog norėjosi kieme apsaugos pirmiausia, antriausia sužavėjo charakteris šito šunio, ir patinka didelis šunis. Toli gražu ne kiekvienam tinkantis šuo labiausiai rekomenduojamas laikyti tiems, kas jau turėjo šunų. Beje, įdomus sutapimas, kad iki įsigyjant Tibeto mastifą Inga augino Newfoundlandą, o Stasys ir Dainius turėjo po Kaukazo aviganį. Galingi Tibeto mastifai natūraliai sargus ir teritoriniai šunys. Jiems įgimta saugoti šeimininko nuosavybę, namą, kiemą, automobilį, patį šeimininką ir šeimos narius. Tačiau nepažįstamųjų atžvilgių jie labai įtarūs. Tokie sargavimo įgūdžiai formavosi tūkstantmečiais, kai klajokliai nakčiai paleisdavo šios veislės šunis saugoti stovyklavietės. Jie yra labai prieraišūs, jie yra labai meilūs, jie visą laiką apgins šeimininką, jeigu reikės. Aišku, kiti gali pasakyti, kad tas šuo pasidarys agresyvus ar bus agresyvus, bet jis bus agresyvus tik tada, kai matys pavojų, kad gresia kažkoks pavojus šeimos nariui. Tokį šunį būtina socializuoti nuo mažens, leisti pabendrauti su daug ir įvairaus amžiaus žmonių, lankyti skirtingose vietose, sudaryti įvairias tiek įprastas, tiek ir neįprastas situacijas. Geriausia tai daryti su dresuotojo specialisto pagalba. Nuo pat mažens tai vedami į socializacijos tiesiog pamokėlės, dabar jau pradėjom vaikščioti ir ringo treniruotis. Beje, Lietuvos kinologų draugija jau rengia socializacijos kursus, bet apie tai kalbėsime kiek vėliau. Laikomas kieme, Tibeto mastifas stebi savo valdas, aploja prašalaičius ir puikiai jaučiasi galėdamas atlikti savo pagrindinę funkciją – saugoti ir ginti. Vis dėlto tokiam šuniui reikia ir bendravimo su žmonėmis, ir pasivaikščiojimų. Į dieną praeina, porą kilometrų praeinam visą laiką. Leidžiu palakstyti, palaksto ten teritorijai, reikia krūvio kažkiek tai. Jeigu šuo visiškai neturės veiklos arba jam trūks šeimininkų dėmesio, gali užsiimti griaunančią veiklą. Nors šių Tibeto mastifų šeimininkai sako, kad išdaigas jų augintiniai krečia nepaisant skiriamo šunims laiko. Grįžau namo, buvau kambarį palikęs, pamatė mane, ten puola į stalą, ir perkanda stalą stiklinį. Kaip baigėsi? Kaip baigėsi, nieko nesusižaidė, nieko. Aš jau gėlių kieme nebesodinu ir šiemet nebesodinsiu, nes toj vietoj buvo pasidaręs baseiną. Tiesiog išsikasęs didelę duobę ir ten prilyjo buvo, žodžiu, jam smagu. Nugraužė mano visus medelius, abrikosus, visą kitą šiemet vaisių irgi nebus. Namuose irgi yra pridaręs, iš vaikų pasiėmęs rašalo kapsulės ant balto kilimo man paleidęs, užsiėmimų jis tikrai ras. Tibeto mastifai dar vadinami dokhiai ir cankhiai. Vieni lengvesni tokie kaip saugodavę klajoklius, kiti stambesni ir įspūdingesni, kaip vienuolynų sargai. Vienas iš pirmųjų žinomų faktų, kai Tibeto mastifai atsirado Europoje, 1847 metais Lordas Hardingas atsiuntė tokį šunį karalienei Viktorijai. Po poros dešimtmečių Edvardas VII, vėliau Velso princas, į Angliją atsivežė 2 šios veislės atstovus. Pirmoji oficialiai registruota Tibeto mažylių vada gimė 1898 metais Berlyno zoologijos sode, rašoma Tarptautinės kinologų federacijos interneto svetainėje. Taip pat pažymima, kad Tibeto mastifai veisiami Europoje ir Azijoje neretai skiriasi temperamentu, nors skirtingi šunys gali gimti ir toje pačioje vadoje. Ekspertai teigia, kad kai kuriuose Tibeto vienuolynuose auginami nuožmus, agresyvūs ir nenuspėjamo elgesio mastifai. Tačiau neklusnių ir ugningo temperamento veislės atstovų galima sutikti ne tik Azijoje. Agresyvus ar pernelyg drovūs šunys pagal Tarptautinės kinologų federacijos patvirtintą veislės standartą parodose turi būti eliminuojami. Mūsų šuo yra labai draugiškas, labai linksmas, labai judrus ir tiesiog jisai visiškai nenustyksta vietoje, jisai negulės kieme, jam reikės būtinai ką nors patampyti, būtinai ką nors iškasti, būtinai ką nors nugraužti. Kai suaugs, kai jau subręs, gali būti, kad viskas pasikeis, tiesiog gulės kieme kaip ašmena. Todėl man patinka, kad šuo yra didelis, yra stabilus, ramaus būdo, savarankiškas. Jeigu yra kiti šunys daugiau judresni, šitas yra pakankamai ramus šuo. Tibeto mastifai antikinė veislė, kuri tarnavo ir kaip aviganis, ir kaip sarginis klajoklių šuo, bei saugojo nuo prašalaičių Tibeto vienuolynus.
unikalus Tibeto mastifų balsas kalnuose įdėdavo ypač įspūdingai. Iš tikrųjų ir sargus pas mus kieme yra. Ta pastebėjom, kad jisai bus sargus, kai jam buvo apie 4-5 mėnesius. O prieš šiaip, kai yra žmonių, vaikų, ta prasme, daugiau kieme, tai su visais žaidžia, su visais bendrauja, bet ne visi šunys nori su juo žaisti. Kai kurie ekspertai tiki, kad Tibeto mastifai yra daugelio Europoje paplitusių mastifų protėviai. Tibeto mastifai lėtai bręstanti šunų veislė. Nepaisant didelio ūgio ir svorio, tokie šunys įprastai gyvena apie 10-14 metų. Šios veislės šuns dresavimas beveik visada iššūkis. Tai labai nepriklausomi ir kartais užsispyrę šunys. O taip pat, atsižvelgiant į jų svorį ir ūgį, pradėti dresuoti patariama kuo anksčiau. Dėl dresavimo, sakyčiau, jisai yra sunku, kai nenori pasiduoti, daugiau jisai tokia savarankiškas. Bet labai prisiriša prie šeimininko ir jį stebi. Su šitai šunim reikia daug kantrybės. Jie subręsta 3-4 metų, pilnai subręsta. Ir jų charakteris nenorėsiu, nedarysiu, užsispyrė baisiai. Tibeto mastifai gerai sutarė su kartu gyvenančiais kitais gyvūnais. Kadangi aš laikau nemažai šunų namuose ir tai tarp kitko tenka važinėti po parodas, tai jisai labai ramiai pas mane į visus šunį žiūri, tik prie savo dubenę nedaleidžia katinų. Kitus gyvūnus žiūri ramiai, nes su čihuahua jam į lūpą įsikanda ir jis nieko nedaro. Nepaisant to, kad kartu gyvenantiems kitiems gyvūnams Tibeto mastifai esti draugiški, svetimų jie netoleruos. Būna kitas įga turzgia dar kažką, bet sudrausmini ir nusiramina. Prieraišus, myli labai vaikus. Turiu dukrą, tai labai. Ir nebūtinai su savais vaikais. Ir svetimas, koks vaikas ateina, pribėga, džiaugiasi. Labai draugiški šunys. Su svetimiem žmonėm atsargus, taip, neprisileidžia labai arti. Tibeto mastifų kailis dvigubas su poplaukiu, bet neturi kitiems šunims būdingo nemalonaus kailio kvapo. Kartą per savaitę šukuoju ir maudau realiai tik tai prieš parodas. Perku specialų šampūną ir prausiu su šampūnu duše. Pusiau su jumoru pasakysiu, net pakeičiau mašiną, kad galėčiau šunį vedžiotis, kad jam būtų vietos bagažinė. Ir dabar galbūt pagavau tokį, tą žodį sakyti, azartą, važinėjau po parodas. Tai jis kelionės jaučiasi tikrai puikiai, gerai, ramiai. Aišku, truputį kažkiek yra to streso, bet puikiai jaučiasi. Tibeto mastifų kailis pagal Tarptautinės kinologų federacijos patvirtintą standartą gali būti sodriai juodas, su ar be žymių, auksinis nuo šviesiai iki sodriai rudos ir net sabalos spalvos. Visos spalvos turi būti kuo grynesnės. Leidžiama balta dėmė ant krūtinės ir nedidelės baltos žymės ant letenų. Rusvos žymės virš akių, leteno apačioje ir apatinėje uodegos pusėje. Gali būti ir apie akis. Mums patiko tas išraiškingas veidas, tos dvigubos akys. Dėl to mes rinkomės būtent tokią spalvą. Sodriai rudos spalvos, dar vadinamas raudonas Tibeto mastifas, tapo brangiausių pasaulio šunimi, kai buvo parduotas už 10 milijonų kinų juanių. Tai yra apie 4 milijonus litų. Kinijoje šios veislės šunys labai madingi ir tapo neatsiejama turtuolių įvaizdžio dalimi. Šiaurės Kinijos multimilijonierius įsigijęs brangiausią šunį. Neva šeria savo augintinį vištieną ir jautieną, pagardinta tokiais kinų delikatesais kaip holoturijomis ir jūrinėmis ausinukėmis. Iš kalyčių šeimininkų norinčių veisti jas su garsiuoju Tibeto mastifu prašoma apie 250 000 litų. Tokie brangus tik išskirtiniai egzemplioriai, nors įprastai turtingi kinai iš Tibeto mastifus vis dar pasiruošia pakloti nuo 250 000 iki 1 000 000 litų. Europoje šuniukai palyginti pigus – nuo 1000 eurų. Tibeto mastifai vertinami tiek dėl ypatingos išvaizdos, tiek ir dėl savybių, kurios formavosi nuo neatmenamų laikų. Kai tokie šunys gyveno drauge su klajoklių gentimis, saugojo juos pačius ir jų turtą, bei sargaudavo vienuolynuose. Geri saviems, įtarus svetimiems ir šiandien Tibeto mastifai turi gerbėjų visame pasaulyje.